Sveiki sugrįžę į Verslę kūrybą ir šiandien sugrįžtu pas jūs su dar vienu video ir šį kartą kalbėsime apie tai, kaip galime pasitikrinti, ar mūsų verslo idėjos, tos idėjos, kurioms mums kyla, yra geros. Žinote tą jausmą, kai jums paskambina draugas ir sako, wow, turiu nerealią verslo idėją. Jūs gal kiek to abejojate, bet nežinote, ką atsakyti. Tai šiandien ir jums, ir jūsų draugui papasakosiu, kaip planuotai ir strategiškai galime pasitikrinti verslo idėjas. O kad būtų paprasčiau, paimsiu konkrečią idėją, kurią naudosiu viso video metu kaip pavyzdį. Taigi šiandien mūsų nereali verslo idėja yra kambarinių augalų priežiūra jų savininkams atostogaujant. Taigi, norint įsitikinti, ar mūsų idėja gera, turėsime nužengti 5 žingsnius. Ir pirmas žingsnis būtų, turime užduoti sau šiuos klausimus. Pirmas klausimas. Ar mūsų idėja sprendžia kažkokią problemą? Problema mūsų pavyzdinės idėjos atveju yra, kad žmonės išvažiuodami atostogauti ilgesniam laikui neturi kas prižiūrėtų jų kambarinius augalus, todėl tie kambariniai augalai gali pražūti. Taigi atsakėme į pirmą klausimą ir supratome, kad idėja tikrai gali padėti išspręsti problemą. Antras klausimas, kurį turėtume sau užduoti, yra, kas būtų tie žmonės, kuriam ši idėja atneštų naudos. Tai yra, kas būtų tas idealus klientas. Mūsų konkrečios idėjos atveju jau sakėme, kad tai būtų žmonės važiuojantis atostogauti ilgesniam laikui, gal netgi daugiau nei kartą per metus, tikriausiai gyvenantys dideliuose miestuose, na ir turintis tam tikrą pragyvenimo lygį, kuris leistų jiems visų pirma atostogauti ilgesnį laiką, visų antra, jie galėtų sau leisti tokio tipo paslaugą. Taigi, paklausime apie problemą, paklausime apie kas būtų tas idealus klientas, kam tai būtų naudinga. Trečias klausimas būtų, jeigu šios idėjos niekas dar neįgyvendino, kodėl taip yra? Gal yra kažkokių tai mokslinių priežasčių, kodėl jas įgyvendinti neįmanoma, ar kitų priežasčių, kurių mes nežinome iš pat pradžių, nes neturime pakankamai informacijos ar žinių. Todėl visada rekomenduoju, jeigu tai yra kažkokia sudėtingesnė idėja, pasikonsultuoti su tuos srities specialistais ir paklausti, ar apie tai, ką jūs galvojate, yra iš tikrųjų įmanoma įgyvendinti. Na, o mūsų idėjos atveju žinau, kad pasaulyje tokio tipo paslauga kaip gėlių viešbučiai ar vadinamasis plant sitting egzistuoja. Nesu girdėjusi ir kiek mačiau rezultatų nebuvo Google paieškose Lietuvos rinkoje. Tai galbūt, jeigu tai yra vykdoma Lietuvoje, tai nėra vykdoma organizuotų dideliu mastu. Tai jeigu kas norės pasinaudoti šią idėją ir sukurti tokio tipo verslą, labai prašom, nes aš būsiu vienas iš tų žmonių, kuris pasinaudos jie pirmiausia. Antras žingsnis šitame procese būtų užduoti klausimus kitiems. Siūlyčiau pasinaudoti Google Forms ar kito panašaus tipo puslapių ar programėle, kur galėtumėte sukurti apklausas ir paklausti žmonių konkrečių dalykų, kas liečia jūsų idėją. Mūsų idėjos atveju klaustume, ar žmonės domina šį paslaugą. Jeigu domina, kiek ilgam jie išvažiuoja atostogauti, koks yra laiko tarpas, kiek dažnai jie išvažiuoja atostogauti, kada jie važiuoja atostogauti, kiek jie būtų pasiryžę mokėti už dienos mokestį už tokio tipo paslaugą, kiek augalų jie turi namie ir panašiai. Kuo daugiau informacijos išgausit šitoje vietoje, tuo jums paprasčiau bus suprasti, ar tai yra iš tikrųjų gera idėja ir ką jūs galite su ta idėja padaryti. Jei praėjote pirmuosius 2 žingsnius ir vis dar manote, kad jūsų idėja yra gera ir ją verta įgyvendinti, tada žengiame toliau prie žingsnio numeris 3.
Žingsnis numeris 3 būtų rinkos analizė. Šiuo atveju kalbu apie konkretesnę, detalesnę, su daugiau informacijos rinkos analizę. Turime iš tikrųjų suprasti, kokie ar yra kitų dalyvių parduodančių šią paslaugą ar produktą rinkoje. Jeigu tų dalyvių konkurentų yra, kokia yra jų paslaugos produkto kokybė, koks yra jų unikalus vertės pasiūlymas, ką jie daro ir ką jūs galėtumėte padaryti kitaip ir geriau. Taip pat pasidomėkite, kokio dydžio yra šita rinka. Tai yra, kiek skaičiais kalbame apie ar procentais, kiek yra žmonių, kurie sudomintų šitą paslaugą ar šitas produktas. Ar ta rinka yra kintanti, tai yra, ar jį pastoviai didėja, ar mažėja norinčių naudotis to produktu ar paslaugą. Taigi, jeigu jau perėmė per visus 3 žingsnius ir rinkos analizė atrodo daug žadanti, einame prie žingsnio numeris 4. Ketvirtas žingsnis būtų paruošti mažiausią vartojamą produktą arba angliškai minimum viable product. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu jūs planuojate gaminti dideliais kiekiais, pagaminkite keletą prototipų, egzempliorių, pabandykite pažiūrėti, patestuokite rinką su minimaliu produktu. Mūsų idėjos atveju patestuočiau prieš, tarkim, išsinuomojant didelės patalpas, laikyti augalams ar investuojant kažkokius tai pinigus, tiesiog parašyčiau skelbimą kokiose nors Facebook grupėse ar kitose skelbimų lentose ir pasakyčiau, kad štai aš siūlau tokią paslaugą, jeigu važiuojate atostogauti, galiu pasiimti ir prižiūrėti jūsų augalus pas save namie. Ir pažiūrėčiau, koks būtų grįžtamasis atsakas ir kiek žmonių būtų realiai suinteresuoti tą daryti. Taigi, 5 žingsnis, kurį siūlyčiau aš, yra pasikonsultuoti su verslo vystymo srities specialistais, konsultantais. Jūs neturite atskleisti visų savo idėjos detalių. Tiesiog galite pasikonsultuoti strateginiais klausimais, kaip pradėti jūsų verslo idėją su minimaliom investicijom, minimaliom klaidom, kaip sutrumpinti tam tikrus procesus, nes žmonės, kurie tą daro kiekvieną dieną ar yra sukūrę ne vieną verslą, yra perėję per visą šitą bandyk daryk procesą ir jau turi tam tikrų įgūdžių, kuriais, manau, mielai pasidalintų. Tai ar jūsų idėja, ar jūsų draugo idėja vis dar skamba kaip nereali idėja? Jeigu taip, labai džiaugiuosi iš jums ir linkiu nedelsiant pradėti. O aš dar kartą reziumuojant perbėgsiu per visus 5 žingsnius. Taigi visų pirma, turime užduoti klausimus sau, kokią problemą sprendžia mūsų idėja, kas būtų tie žmonės, kam šitą idėją atneštų naudo. Jeigu šitą idėją dar nėra įgyvendinta, kodėl taip yra. Ir jeigu yra įgyvendinta, ką daro potencialūs konkurentai, ką jūs galėtumėte daryti geriau. Antras žingsnis būtų užduokite klausimus jūsų potencialiems klientams. Ar juos domintų tokia paslauga, kiek jie yra pasiryžę už tai mokėti ir visas kitas detalės, kurios jums padėtų planuojant ar einant link 3 žingsnio rinkos analizės. Taigi 3 žingsnis, kaip minėjau, yra rinkos analizė. Siūlau ją pasidaryti kuo detalesnę ir kita daug dėmesio jūsų konkurentams. Išsiaiškinkite jų stipriasias ir silpnasias pusės. Tada 4 žingsnis yra pratestuokite kažkokį tai minimalią jūsų produkto ar paslaugos versiją rinkoje ir pažiūrėkite, kokio atsako realiai sulauksite. Na ir 5 žingsnis buvo pasikonsultuokite su verslo srities specialistais, konsultantais, kurie pasidalins savo įgūdžiais ir padės jums įgyvendinti jūsų verslo idėją paprasčiau. Taigi, tikiuosi ši informacija jums buvo naudinga. Nepamirškite, kad pasitikrindami savo verslo idėją prieš investuodami ją, prieš ieškodami partnerių, jūs sumažinsite rizikos galimybę ir padidinsite savo idėjos sėkmę. Taigi, kaip visada, jeigu buvo naudinga, spauskite like, komentuokite, prenumeruokite ir susitiksime kitą kartą. Išlikite verslūs ir kūrybingi.